Nu tai ką, aš jau po treniruotės rankas padariau ir šiandien treniruotės metu ir iki pat šiol gal dar, prastai jaučiuosi. Nežinau, toks jausmas, kad noris tiesiog, jeigu neturėčiau užsisakęs Airbnb ir bilieto atgalinio po savaitės, tai toks jausmas, kad tiesiog greičiausiai užsisakyčiau lėktuvo bilietą kažkur ir tiesiog vykčiau iš čia. Nes toks, nežinau, negera kažkaip, kažkiek baimė kamuoja, ar kažkoks nerimas, net nežinau. Tai tiesiog atrodo noris bėgti, nesinori čia būti, bet kadangi bilietus turiu dar tik šeštadienį, šiandien pirmadienis, butas užsakytas irgi iki šeštadienio, tai kažkaip atrodo nesinori mesti į balą tų pinigų, kuriuos jau turiu sumokėjęs. Tai, bet aš gan priimu sprendimus impulsyviai būna, tai galimas daiktas, kad galiu šiaip sugalvojęs ir išvykti kažkur, net ir dėl to, net ir kad ir turiu. Tai, bet mano planas tiesiog grįžti namo ir dirbti prie laptopo šiandien visą dieną. Ir galbūt pavyks man susidraugauti su šitais jausmais ir tai žiūrėsiu, kaip čia bus. Išlindau į miestą pasivaikščioti, tiesiog be plano, vėlgi einu tiesiai, net nežinau, ten kur nebuvau, visą dieną dirbau prie laptopo, tai kažkaip prieš poilsį norisi biškį prasieiti, pravedinti galvą. Einam pažiūrėti į tą mečetę jų. After sektuja skutdoniu, o sektuja skutdoniu. Hello, I can go? Yeah. Take off the shoes and wear this. Your shorts. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله لعل الساعة تكون قريبا الكافرين وأعد لهم سعيرا أبدا لا يجدون وليا ولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وآمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Your number is huh? Tai tikrai įdomi patirtis užeiti į mečetę. Ir kas labai nustebina, tai kad tas labai toks draugiškumas žmonių, tai wow. Tikrai visi šypsosi, nu, su kuo įeini į kontaktą, šypsosi. Patiko. Tai aš realiai čia prie šitos mečetės pagrindinės gyvenu, už nugaros ten. Ir, nu aišku, čia dabar yra antradienis, 9 val. Vakaro. Ir, nu čia trafikas toks. Ir čia visą laiką, visą dieną realiai, visą dieną čia būna, jie pypina. Tai jie čia labai turi didelę tą madą, pastoviai, turbūt nereikia pypinti. Tai pastoviai čia pypina, nes aš čia gyvenu už nugaros ir pas manęs langas visada atidarytas, nes čia šilta dabar. Belia kaip dabar turbūt yra 26 laipsniai vakare, diena būna 30-38. Ir visada čia pypina. Dabar kažkaip keista, tiek daug nėra tų pypsikų, bet nes ką tik meldėsi čia, tai gal čia dėl to kažkiek net nežinau. Greitoji, policija ar dar kažkas su mirgalkė važiuoja, tai jie niekada neišjungia jų. Ir jie važiuos per visą miestą, nesvarbu, yra mašinų, nėra, bet jie vis tiek laikys įjungtas. Tai aš kaip per langą, kai namuose sėdžiu, tai girdžiu signalizaciją tiesiog tolstančią, toli. Ir niekada neišjungia, visada laiko. Ir nesvarbu, dieną važiuoja, naktį ar vakare. Panašu, kad čia įėjau į gatvę tokią visai netoli savo namų ten, kur vaikščiau. Čia bariukų tokių gatvė. Bet visai tokie kokie gatvelė, aš pasakysiu. Tie bariukai tokie be langų, nu nes šilta. Tai toks vos nelaukė sėdi ir visi. Tai fainiai labai. Kas liečia automobilių parką, tai jie mėgsta čia labai tos tokius papiktintus variantus. Juodi ratai visą laiką. Mėgsta labai didelius automobilius, tokius kaip ten Mercedes klasės V8. Labai mėgsta tos tokius automobilius, sakykime, egzotinius. Tai Mersai pastoviai sakau, S klasės, Maybachas, čia Mersų pilna, tai labai jie tą mėgsta, prabanga, vėl Maybachas. Aišku, kad dar pastebėjau, kad vakare išėjus žmonės yra daug labiau atsipalaidavę ir daug labiau šypsosi ir neskuba ir nebėga. Tai visai kitaip pamačiau aš dabar jų tą miestą. Jo, nes dieną, kai vaikštau kažkaip, tai nuskuba visi kažkur. Bet dabar tai kitaip matau. Gal čia dėl to, kad kita gatvė, aš nežinau.
Nu, man kaip ir aišku dabar, dėl ko čia tie žmonės kitokie, nes čia rajonas kitoks. Čia šiek tiek rimtesnis rajonas, kaip matau. O jetus čia, kiek čia visko yra. Jo. Neblogai, neblogai. O aš galvoju, kad čia pas jų visai nėra tokių, kaip sakant, pramogų. Bet čia labai, nu čia antradienis, va, miestas, va šitas rajonas čia tiesiog dūzgia. Nu, okei. Bet gal čia tik aš, bet aš pastebiu, čia yra labai daug žmonių dabar, kaip antradienio vakarą. Ir čia labai daug kas va sėdi baruose, lauko kavinėse ir panašiai, ir gatvėse vaikšto, ir su mašinom važinėja. Bet, ką aš pastebiu, bent jau man taip atrodo, kad didžioji dauguma čia yra vis tiek vyriškos giminės. Moterų čia nėra tiek daug, iš tikrųjų, bent jau aš nematau tiek, kiek aš matau vaikinų, vyrų. Nežinau, gal čia man taip atrodo, bet jeigu reikėtų uždėti numerį, tai gal aš sakyčiau 70% būtų vyrai, vaikinai ir 30% moteris. Nu nežinau, dabar žiūrėkite, eisiu pro skverą ir jūs patys vertinkite. Nu okei, čia galbūt ir sutinku, kad čia galbūt buvo lygiai, o gal net ir moterų daugiau, bet, pavyzdžiui, datingų programėlės čia yra visiškas pajuokos objektas, nes daugiau negu pusė profilių yra arba tiesiog su nukreiptais veidais, arba tiesiog koks animacinis herojus įdėtas, arba rožė kokia nors, arba dar kažkas. Ir merginų bent jau visiškai nėra. Tai, nu yra, bet labai mažai. Tai nežinau, gal čia šitas atsako klausimą, bet jeigu kažkas norėtų važiuoti į Albaniją, deitinti su programėlėm, nepaeitų. Iš karto sakau, čia greičiausiai yra merginų kabinimo būdas kitoks. Nežinau koks, bet programėlės nepaeis, iš karto sakau. Ir pirmam video, kai sakiau, kad automobilių parkas, nežinau, berods minėjau, kad automobilių parkas, sakiau, čia toks gan senas, tai dabar galvoju, kad šiaip, kaip čia įvardinti, ta prasme, šitų tokių kaip gelikai, kaip S-klasės Mersai, Range Roveriai, tai vakare jų yra tikrai daugiau negu pas mūsų, sakykime, Vilniui. Čia jų tiek prilindo, dabar vakare, kai vaikštau. Čia, ta prasme, gelikas ant geliko, S-klasės, Brabusai. Čia daug yra. Šitos, sakykime,
vidutinės klasės mašinos ir žemos klasės mašinos, tai galbūt jo ir pas mūsų ir geresnės jos šiek tiek. Bet kas liečia tos aukštos klasės automobilius, kaip ten A8, Mercedes, S klasės, visureigiai, Mercedesai, Audi ir panašiai, Range Roveriai, tai čia jų labai daug aš matau. Ir ko nėra čia, tai Porsche nėra. Va čia dabar stovi vienas, bet šiaip Porsche visiškai čia nėra. Va, Audi tokių čia S8, tai oi, labai mėgsta. Sakau, čia pipina, reikia, nereikia. Mergina ką tik ėjo per perėją. Ta prasme, pipino tol, kol praėjo tiesiog perėją. Mergina išsigandus sustovėjo, jie pipino, perėję, tada nuvažiavo. Tai ką? Yra 9:30, kas netikėtai įvyko toks kaip pasivaikščiojimas. Galvoju, pavaikščiosiu ramiai, bet čia nėra visiškai ramu žiūriu. Tai įdomiai buvo pamatyti. Miestas siaučia, nemiega, antradienis. Pažiūrėkit, ta prasme, čia kaip duoda greičio. Mašinas čia būriais. Vis dėlto aš keičiu savo nuomonę dar kartą ir lieku prie to savo pirmutinės nuomonės, kad vis dėlto automobilių parkas nėra pats naujausias čia. Ir kodėl aš taip pagalvojau, kad čia yra labai super duper naujas ir brangus autoparkas. Dėl to, kad aš nuėjau į šitą rajoną, kuris čia yra centrinis ir vakaras. Ir aš taip pagalvojau, kad čia tiesiog yra iš viso miesto koncentracija tokia susirinkusi. Nes, aš gal klystu, atleiskit man, jeigu klystu, ir atleiskit albanai visi, bet man atrodo, kad šitą kultūrą labai mėgsta, tą kaip Lietuvoje sako, pakazucha. Tarkim, nieko aš prieš tai neturiu, čia kiekvieno pasirinkimas, bet, pavyzdžiui, jie labai mėgsta auksą ir labai stipriai tai nešioja, labai daug ir ant kūno ir daug žmonių. Antra, labai mėgsta vardinius dalykėlius visokius, Prada, Gucci, Louis Vuitton ir taip toliau. Ir trečia, čia labai daug fake, tiesiog parduotuvių yra, kur tai įeini ir ten pardavinėja Louis Vuittoną. Atvirai parduotuviai padėlkas. Už 30 eurų Louis Vuittoną gali šitą kišeniuką pasimti. Tai aš pagalvoju, kad čia tiesiog yra tam centre tokia pakazucha, sakykim. Iš viso miesto susirinko visas, kaip čia pasakyti, kad neužgauti nieko ir teisingai išsireikšti. Tai tiesiog žmonės, kurie mėgsta prabangą, sakykim, ir mėgsta tai parodyti. Tai aš galvoju, kad čia tiesiog tokia koncentracija ir buvo. Nes dabar čia sėdžiu ant sankryžos 10-15 minučių, gal 20 ir tiesiog stebiu. Tai matau, kad tas parkas paprastas yra vis dėlto, iš tikrųjų. Jisai labai paprastas, nevardinsiu, bet tiesiog yra kaip yra. O ten centre, aišku, pasirodė man visai kitaip, nes ten visi tokie ir buvo suvažiavę. Tai tiek. Ir žiūrėkit, nesupraskit manęs klaidingai, aš kai sakau, kad pakazucha, tai aš nieko neturiu prieš tai. Tiesiog kiekvienas žmogus pasirenka savo prioritetus ir ten, kur jisai skiria savo resursus, dėmesį, tai yra finansai, ką jisai nori išreikšti. Tai aš asmeniškai, jeigu turėčiau pakankamai tiek finansų, aš ir pats prisipirkčiau tokių mašinų ir važinėčiau su jom, kai pavyzdžiui, nedirbu, kai nekeliauju.
tai aš važinėčiau su tokiom mašinom, tikrai. Tai aš lygiai taip pat mėgstu tą, sakoma, pakazuchą, bet aš labiau šiuo metu vertinu kitus dalykus ir aš tiesiog tam neturiu dabar pakankamai skirti resursų. Tai va dėl to aš važinėju su paprastais automobiliais, bet nieko prieš tai neturiu. Nes, kaip ir sakiau, jeigu galėčiau, tai tikrai važinėčiau ir pats su tokiais ir daryčiau tai, ką darau. Į mane žiūri vietiniai. O tie, kurie sugeba daryti pakazuchą ir dar sugeba gyventi gyvenimą tokį, kokie jie nori savo sąlygom, tai didelis respektas. Ir nei vienas nesam nei prastesnis, nei geresnis. Jeigu aš vairuoju paprastą automobilį, o tu vairuoji gerą automobilį, tai nei aš, nei tu nesam prastesnis. Tiesiog, kaip ir sakiau, kiekvienas pasirenkam tai, ką norim išreikšti, tai, ką norim jausti, matyti ir panašiai. Tai va, peace.